Apsisuko kamerą aplinkui, stovi čia tokioje vietoje, gal pasitrauksim, kad matytųsi štai tas 5-6 sluoksnių vaizdas į tą grožį. Į vakarą jau eina ir saulė leidžiasi. Šiandien aš antrą kartą jau čionais, pirmą dienos dalį ryte mes čia užbėgome, ėjome, rytinis prasibėgimas buvo. Ir šį kartą šitas pokalbis šiek tiek kitoks. Jis apie gyvenimo keliones. Man gyvenimas yra kaip kelionė, labai trumpa kelionė. Ir daug jinai mane kur vedė, atvedė šį kartą į Kroatiją, į nedidelį uostą, kur atvažiavau aplankyti žmonių, kurie čia tvarkosi laivą, kurį įsigijo. Ir kuriuo keliaus aplink pasaulį, pasižiūrėti, kaip atrodo tas visas procesas iš vidaus. Pagelbėti šiek tiek ir vyksiu atgal į savo miškus, į savo trobelę ir į tą įprastą gyvenimą. Gyvenimas yra kaip akimirka ir man praėjau apačioje pro kapinaitės, labai gražioj vietoje jos yra papėdėje su vaizdu į jūrą. Labai gražios tvarkingos kapinaitės, ten gyvenimai žmonių pasibaigia. Čia prasideda gyvenimai, čia prasideda įvykiai ir jie veda kažkur tai. Gyvenimas man, kaip tos salos, kaip tie vaizdai, aplinkui daug sluoksnių, yra keliavimas iš vieno įvykio į kitą, keliavimas iš vaikystės į paauglystę, į suaugusių gyvenimą, į šeimas, į universitetus, į darbus. Ir mes kažkokį tarpą paeinam, pavažiuojam, atsiduriam kitoj vietoj, darom dalykus, einam toliau ir po to išeinam iš to gyvenimo. Labai viskas paprasta ir trumpa. Tai mano gyvenimo istorijoje prasideda tas naujas puslapis, apie kurį aš kalbėjau, apie gyvenimo patyrimą plaukiant buriniu laivu skirtingose vietose. Kai tu turi laisvę patirti tokias gyvenimo stoteles kaip tos salelės, prie kurių neprivažiuosi, prie kurių nepriskrisi, prie kurių tik gali priplaukti. Tos kelionės mano gyvenime, apskritai kelionės prasidėjo, kai man buvo 17 metų, Karakumų dykumoj, o štai dabar tęsiasi jūrose, gal ir vandenynuose, kas ten žino, kaip ten bus toliau, kai atsiveria visiškai kitas pasaulio matymas. Tai nebus pramoginės kelionės, tai bus kelionės, kuriuose mes patirsime, kas yra pasaulis per vandenį, kas yra draugystė, kas yra pasiaukojimas, kas yra sunkumai, kas yra atradimai, nuotykiai, vėjas, bendrystė, brolyje ar seserija, kaip pavadinsi, kokie žmonės plauks, kas kaip jis sugebės, nes čia, šitose kelionėse, plaukimo būrinių laivų kelionėse atsiveria kiekvienam žmogui nauja perspektyva. Man jinai atsiveria perspektyva, aš pasaulį matau labai plačiai. Jisai nesustojęs, čia nevyksta niekas, nei karas, nei badas, čia gyvena visi toliau. Jeigu tu atsijungi nuo šaltinių medijos, tu tiesiog gyveni gyvenimą. Plaukime lygiai tas pats. Ten, plaukiant, gali patirti laisvę. Laisvę, tos gamtos stichiją, tą atradimą, nes ten yra patiriama to, ko nepatiriama
paprastuoju būdu. Ir turbūt daugelis įsivaizduoja, kad tai yra šampanas, saulėlydžiai, kad tai yra gulėjimas kažkoks tai laive, bet tai yra iliuzinis įsivaizdavimas sumontuotas galbūt turizmo agentūrų. Iš esmės tai yra ganėtinai nelengvas iššūkis, nes dabar temperatūra nukritus ir vėjai stiprus, mes neplaukiam niekur, bet buvo ir pas mane tuo atveju tose kelionėse, 4, kuriuose aš plaukiau apie Siciliją ar Kanariją, tose ar Tenerifės salose. Tai yra nenuspėjama. Gali į audrą papulti, į lietų, į šaltį, į karštį, į vėjo nebuvimą, į sudėtingas situacijas, naktinį plaukimą. Ir tai yra nuotykiai. Tos kelionės duoda kiekvienam, kaip aš jau sakiau, perspektyvą į savo gyvenimą. Tai ne pramoginės kelionės. Tai yra asmeninio pokyčio, asmeninio augimo kelionės, į kurias aš kviečiu jungtis ir tave. Tai kelionės, kurios padės tau suprasti apie save ir kokia tavo kelionė galėtų būti toliau, nes jos atidaro širdį. Būtent šitos plaukimo kelionės. Tose kelionėse, kuriuose aš plaukiu, nėra alkoholio, nėra svaiginimosi, yra svaiginimasis gyvenimu, vaizdais, pojūčiu, sunkiu darbu, kuris reikalingas buriuojant, nes kiekvienas turi ką daryti tame laive. Tai yra ir drausmė, ir disciplina. Ir kai laivas kažkokioje gražioje įlankoje stoja nakvyniai, prieš vakarienę galimybė yra išsimaudyti, yra galimybė pabėgioti, yra galimybė pabūti atskirai, nebūtinai visiems kartu ir pabandyti atrasti tai, kas tau svarbu, tuos skaudulius, pabandyti įsispręsti, užduoti tos klausimus. Tai yra mentorystės programa plaukiant, turint laisvę, patiriant ją. Rytas, saulė kyla, dediesi sportinius batus, lipi į kalnus, bėgi, jeigu yra lygumos, jeigu miesteliai maži kažkokie yra, lygiai tas pats atsitinka, pusryčiai, kelionė toliau. Ir tai nėra numatyta, kad tiksliai nuo taško A iki taško B. Tai yra ekspedicijos, tai yra gyvenimo ekspedicijos, tai yra išvis unikalios patirtis, kurios sukuria didžiulę vertę kiekvienam. Nepamatuojama, nes po kelionės ateina atsiverimas kiekvienam, ką toliau daryti, kaip norėtųsi matyti tą pasaulį, kokį pokytį daryti. Nes aš skatinu tą kelionį vis dėlto suprasti save ir atsisakyti tų įpročių, kurie dar neatsisakė, kurie norėtų vis dėlto gyventi gyvenimą pakylėtą, ryžtingą, drąsų, spalvotą, įdomų. Aš šitokį gyvenu, aš šitokį kuriuosi. Ir tu, matydamas mano pokalbius, tu matai, kad aš einu žingsnis po žingsnio. Nelengvas tas gyvenimas, nelengvas tas kelias, bet pastangas dėti, kad patirti tokias patirtis yra verta. Nelieka nusivylimo gyvenimu. Tu supranti, kad tu pilna širdimi tada gyveni. Tas kvietimas galioja tiek vyram, tiek moterim, tiek šeimom. Tai gali būti ir vienos šeimos tik tai išplaukimas į paskelbtas datas ir vietas, gali būti draugų kompanija, kurie nori keisti savo gyvenimą, kurie nori pradėti naują savo gyvenimo etapą. Tai gali būti žmonių, kurie visiškai po vieną nori keliauti ir būti, gali būti šiek tiek didesnė grupė, gali būti plaukimas būrinis su katamaranu. Įvairios situacijos. Vietų skaičius yra ribotas, nes tai nėra masinis reiškinys, tiesiog mes su mano draugu, kapitonu, kuris didžiulę patirtį turintis, iškeliavęs daugybę vietų pasaulyje, tai padarantis pokytį savo gyvenime, imsime žmonės, kviesime juos, raginsime keisti savo gyvenimą, kad tie gyvenimai atneštų pokytį kitiems žmonėms, savo pasikeitimus, savo pozityvę energiją, atidarytų pasaulį uždarytiems žmonėms, sukaustytiems savo gyvenimuose. Tai gali būti pavieniai žmonės, gali būti grupė žmonių, bet sąlyga labai aiški yra. Tai yra kelionė atskleisti savo galimybės, žmogaus galimybės, atsisakyti priklausomybių,
susitvarkyti su savo disciplina, suprasti save, atrasti ramybę vidinę, pradėti formuoti tuos pagrindus, padėti, kas jau yra pažengęs ar kas keliauja su manim mano mentorystės programų, tai yra įtvirtinimas to, ką mes darome kiekvieną dieną. Aš manau, kad tai yra unikalu. Aš mėgaujuosi kiekvieną akimirką tos kelionės, nesvarbu kas, nors man ir jūros liga užpuola, bet aš pasiryžęs toliau eiti, nugalėti ir tas jūros ligas ir parodyti tau pasaulį kitokį, kurio tu nematai, kuris yra nuostabus. Įkvėpimo kelionės, pokyčių kelionės, drąsos, disciplinos, pozityvumo, kaip tik nori gali pavadinti, ir tikėjimo atradimo. Tikėjimo, kad gali pakeisti save, pakeisdamas save, taip galėsi keisti pasaulį. Eisiu toliau pas savo bendraminčius, rytoj išvykstu atgal, džiaugiuosi kiekvieną akimirką ir drąsinu tave atidaryti naują puslapį savo gyvenime. Registracija prasideda nuo šiandienos. Kiekvienas norintis kažkokiu būdu užsirašyti, galbūt dabar negalės rudenį, pirmasis plaukimas yra rudenį, rugsėjo vidury. Greičiausiai plauksim ties kažkur tai Atlantų prie Ispanijos, Galicijos, arba tai gali būti Viduržemio jūroje prie Maljorkos ir Minorkos. Tai yra dar sprendimas nepriimtas, bet jeigu ne tik šitos datos, sąraše galima bus slinktis į rudenį, bus ir Tailandas žiemą, ir kiti plaukimai, išskirtiniai plaukimai, tokių nėra, niekas niekada tokių dalykų nedarė dar turbūt. Ir tame sąraše žmonės esantis turės galimybę pretenduoti į vietą kitose kelionėse, jeigu nespėsime arba bus per daug žmonių į pirmasis tas keliones. Linkiu tau atrasti stiprybės, drąsos, tikėjimo, daryti šitą pokytį ir kviečiu plaukti į gyvenimą su manim. Būk stiprus.